Tai 3 rungtynės, 3 pralaimėjimai, kodėl? Tai ką jūs norit, kad mes laimėtume prieš Rytą, Žalgirį, nu tai čia nėra realu. Mūsų komandoje ir taip yra daug traumuotų, 4 žaidėjai nežaidžia, kurie tikrai yra žaidėjai ir daro rezultatą, nes šiuo metu nėra. Mums dabar yra sunku. Dėl to sutrikęs ir treniruočių ciklas, nes neturim 10 žmonių šią savaitę. 5-5 žaidėm vieną kartą. Parodo žaidimas, ritmo nėra, nejaučia žaidimų vienas kitą. Ką gero gali padaryti? Gero, kaip 31 klaida, nematau nieko gero. Aišku, iš tokių mačų reikia pasimokyti, žaidžiant prieš gerą komandą ir čia gera patirtis žaidėjim ir ateičiai. Artimiausias rungtynės laukia su Alytaus komanda, ar tikitės pergalės? Jeigu treneris nesitikė pergalės, tai ir komanda tada, aišku, tikimės. Viską darysime, kad laimėtume.